Tai ką čia daro tam LRT? Žiūrėk, kad gavosi ilgas video, bet paklausykit, padarysiu dar ir antrą dalį. Jeigu labai trumpai, tai valdantieji tiesiog bando išspirti lauk Moniką Garbačiauskaitę Budrienę, kuri dabar eina LRT direktorės pareigas. Jie kaltina būnant palankę konservatoriams, neatspindint visų nuomonių ir taip toliau ir panašiai, dar susigalvos 1000 kitų priežasčių, kodėl ją reikėtų pakeisti ir į tą vietą pastatyti savo žmogų, per kurį galės transliuoti tas žinias, kokias jie nori transliuoti. Labą vakarą, gerbėmiai. Seime bando prastumti įstatymo projektą, kuriuo LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas, jeigu tam pritarė bent 6 iš 12 LRT tarybos narių. Taip pat jie nori išbraukti tą dalį, kuria nurodoma, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas tik pažeidęs viešąjį interesą. Ir kad geriau įsivaizduotumėt kokio čia lygio nesąmonė, tai įsivaizduokit, jūs ateinate į darbą, pas jūs ateina vadovas ir sako, tu atleistas. Ir jūs sako, what the fuck, kodėl, kas čia atsitiko? Jisai sako, nieko neatsitiko, nieko blogo nepadarai, bet tiesiog tu atleistas, susikrauk savo daiktus ir varyk iš čia. Klausykit, jūs viniuoti iš čia? Ir nereikia galvoti, kad čia tik tai Žemaitaičio ir Nemuno aušros idėja. Socdemai, valstiečiai ir prezidentūra prie to prisideda ne mažiau aktyviai. Ir negalvokit, kad Nausėda čia taps kažkokiu didvyriu, kuris ateis, pasakys, kad ne, taip negalima ir panašiai. Nieko panašaus. Jisai veikia lygiai taip pat kartu su socdemais ir Nemuno aušra prie šito projekto. Jisai LRT antipatiją jaučiau ne vienerius metus, nes jis mano, kad LRT jį per daug kritikuoja, tai jis lygiai taip pat prisideda ir nori, kad LRT vadovė būtų pakeista. Sakiau prezidentui, Javize Kraun. Ir visą tai rodo du dalykus. Pirma, šita valdžia nori kaip įmanoma greičiau atsikratyti dabartinę LRT generalinę direktorę. Ir antra, kad naujai pastatytas LRT vadovas bus tampamas už virvučių, nes jį pašalinti, atleisti bus be galo paprasta. Ir nenustebkite, kai pamatysite, kad juo taps koksai nors durnelis iš socdemo ar Nemuno aušros, nes tokių matėm daugiau negu reikia. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra tiek iškilus, kiek Čiurlionis? Noras užvaldyti nacionalinį transliuotoją yra pirmas žingsnis link valstybės, kurioje kiekvienas laisvės turėsime mažiau. Tai labai kviečiu gruodžio 9 dieną į protestą nepriklausomybės aikštėj. Parodykim jiem, kad ne su tais prasidėjo.